Pasaulis kiekvieną dieną aplink mus keičiasi, todėl siekdami mūsų įmonių veiklą tobulinti, mes taip pat žvelgiam į ateitį ir tobulinam visus procesus. Kartu su darbuotojais, mūsų pirkėjais ir verslo partneriais mes siekiam tą tvarumą padaryti prioritetinę sritim, žiūrint į rytojaus verslą. Kas mums yra tvarumas, tai pirmiausia yra darbuotojų gerovė, ekologija, etiška verslo aplinka, kokybės vadyba. Visi šie elementai tai vieni svarbiausių mūsų veiklos prioritetų į darbo principą. Vienas iš tvarumo sampratų mūsų įmonė, tai mes atlikome energetinį auditą. Mes priėmėm tokį sprendimą įsidiegti saulės elektrinės ant stogo, siekiant sumažinti energijos suvartojimą, įkeičiant atsinaujinančiais šaltiniais. Energijos pasigaminame maždaug 40% savo vidinio suvartojimo. Žinoma, mūsų tikslas yra ne 40, o pasigaminti visą 100%, todėl stengiamės ir siekiame savo tikslą pasiekti. Kaip minėjau, darbuotojai yra labai svarbi įmonės dalis, todėl nuolatos atliekame darbuotojų sveikatos ir saugumo vertinimus jau kelerius metus iš eilės, naudodamės ir samdydami įmonę EcoVadis, tai yra tarptautinė įmonė, kuri atlieka nepriklausomus auditus. Ir mes esame vieni iš audituojamų įmonių, tai jie tikrina darbo sąlygas ABEPOje ir vertinamos aukščiausiais balais. Todėl tvarumas ir žmonės orientuota įmonės plėtra yra pagrindinis ABEPA veiklos akcentas.